2008 m. rugpjūčio 22 dieną aš išgyvenau priešmirtinę patirtį. Man tada buvo 34 metai. Ta dieną aš atsibudau ryte gan anksti, visame kūne jaučiau skausmą. Buvo aukšta temperatūra ir man buvo sunku judėti. Mane nuvežė į ligoninę ir man joje atliko įvairius tyrimus. Gulėdama palatoje aš jaučiausi labai silpnai bei jaučiau didelį spaudimą galvoje ir vėliau man prasidėjo konvulsijos. Ir atėjo momentas, kai supratau, jog negaliu to ištverti. Tada aš susikaupiau savyje atsiribodama nuo viso pasaulio ir pasidaviau. Ir tada supratau, jog aš mirštu. Nejaučiau jokios baimės. Aš tiesiog žinojau, kad mano kūnas miršta. Ir tuo momentu aš tiesiog iššokau iš savo kūno ir supratau, kad daugiau nesu su juo susijusi. Tuo momentu visas skausmas akimirksniu dingo. Tarsi kabodama palatos palubėje žiūrėjau į savo kūną lovoje ir tada suvokiau, jog manasis aš, mano esatis nėra to kūno dalis. Aplink mano kūną gulintį palatos lovoje mačiau medikų sujudimą ir girdėjau jų panikos šūksnius. Aš jaučiau jų visas emocijas. Jie buvo pasimetę, nes nežinojo, kas atsitiko. Tačiau į visą tai aš žiūrėjau kaip neutralus pašalinis stebėtojas. Ir po truputį aš pradėjau kilti aukštyn ir aplinkui pastebėjau kažkokios baltos energijos mažas daleles. Ir tada supratau, kad tos energijos dalelės buvo visų žmonių buvusių ligoninėje sielos. Ir pamačiau, kad tos visos sielos buvo tarpusavyje susijusios plonais, šviečiančiais, tarsi voratinklio siūleliais. Aš supratau, kad mes visi esame susiję tarpusavyje. Ir tada viskas įgavo pagreitį. Aš pasijutau didžiuliu greičiu judantį kažkokiame tamsiame tunelyje ir jaučiausi visa pripildyta džiaugsmo, bei man buvo smalsu, kurgi aš keliauju. Kelionė šiuo tamsiu tuneliu buvo trumpa. Ir tada staiga atsidūriau nuostabioje, ryškioje, spindinčioje baltoje šviesoje. Iš karto pajutau ypatingą, milžinišką meilės kiekį. Tai buvo pati švariausia, besąlygiška meilė, kuri yra daug didesnė bei gilesnė nei bet kokia meilė, kurią mes patiriame gyvendami žemėje. Anapus visiškai išnyko mano ego bei dingo visi kūno bei proto apribojimai. Toje baltoje šviesoje nebuvo jokių apribojimų. Taigi tik tokioje būsenoje ir galima buvo priimti tą pilną, gilę, besąlygišką ir švarią meilę. Supratau, kad ir aš esu ta meilė, kad mes visi esame toji meilė, kad kiekviena siela yra ta meilė, kadangi mes visi esame vienyje su ta šviesa. Tiesiog, kai mes atsidurime savo kūne žemėje, mes pajuntame atskirtį nuo anapus, tačiau toji atskirtis yra tik iliuzija. Taigi, būnant toje meilėje, supratau, kad aš nuolat esu vienyje su ta šviesa ir iš tikrųjų aš niekada nebuvau viena, nors ir man teko patirti vienatvės akimirkas gyvenant žemėje. Toji šviesa ir meilė buvo su manimi visada. Žinau, kad labai daug žmonių bijo mirties ir bijo to, kaip jie numirs. Ar greitai, ar reikės patirti didelės kančias, ar sunkią ligą, bet esant anapus, toje meilės bei ramybės gelmėje, joks skausmas, koks bebūtų žemėje, jokie įvykiai nėra reikšmingi. Mano išgyventa priešmirtinė patirtis man davė didžiulę ramybę ir dabar mirtis man visiškai nėra baisi, nes ji nėra pabaiga. Ir visiškai nesvarbu, kaip gyvenimą baigs mūsų kūnas,
mes vis tiek atsidursime ramybėje bei meilėje, kuri mūsų labai laukia. Nors norėjau ten pasilikti, aš išgirdau tvirtą, bet labai švelnų balsą man sakantį, jog man reikia grįžti atgal. Ir aš pradėjau protestuoti. Ne, aš noriu pasilikti tik čia ir nieko kito. Bet man atėjo aiškus suvokimas, kad negali būti jokių derybų. Tačiau aš vis tiek pradėjau spyriotis bei priešintis ir pajutau, kad mane labai švelniai stumia link tunelio ir aš pradėjau skristi atgal. Aš akimirksniu atsidūriau savo kūne. Be sąmonės buvau keletą valandų ir kai atsigavau, man grįžo visi skausmo pojūčiai. Aplink save mačiau daug medicinos personalo. Jie visi buvo labai sunerimę. Mano artimieji buvo išsigandę. Ir jiems visiems aš norėjau pasakyti, kad nėra dėl ko jaudintis ir nerimauti. Jeigu man tikrai reikėjo mirti tada, tai taip būtų ir nutikę, ir manęs niekas negrąžintų atgal. Tačiau aš niekam nedrįsau pasakoti apie tai. Iš tikrųjų, man prireikė keletų metų tam, kad suprasčiau ir suvokčiau, kas su manimi nutiko. Aš supratau, jog viskas yra labai gerai. Tačiau, kai mes esame savo kūne, tas posakis, jog viskas yra labai gerai, iš tikrųjų mums yra beprasmis. Mes, būdami kūne fizinėme pasaulyje, mes nematome pilno vaizdo. Mes nematome visų mozaikos gabalėlių, tačiau kai paliekame savo kūną ir atsiduriame šviesoje, kai dingsta mūsų ego ir dingsta kūno apribojimai, mes įgauname naują perspektyvą. Mes pilnai viską matome bei viską suvokiame. Taigi, kai tu pamatai pilną vaizdą ir pilnai suvoki, kas vyksta, tada pats supranti, kad viskas iš tikrųjų yra labai gerai ir viskas yra labai prasminga. Ir šis supratimas man atnešė daug ramybės mano gyvenime. Po išgyventos priešmirtinės patirties aš pradėjau gilintis į savo visas buvusias gyvenimo traumas ir po truputį pradėjau iš jų vaduotis. Tai nebuvo labai lengva. Tačiau tai man atnešė ramybę ir aš suvokiau, kad aš galiu gyventi savo autentišką gyvenimą ir būti savimi. Buvimas savimi atneša meilę bei džiaugsmą, nes kai tik panaikini visus savo egoistinius siekius, tu tampi suderintas su savo siela, su savo prigimtimi bei gyvenimo prasme. Ir būtent per gyvenimiškas traumas bei neigiamus įvykius mes įgauname patirtį. Taigi, kai susitaikysi su savo gyvenimo traumomis bei kompleksais, pajusi didžiulę ramybę. Jeigu tavo diena yra bloga ir apšaukiai savo vaikus arba tavo diena yra gera, visa tai įeina į tavo sielos planą, nes mes esame čia, kad išmokti. Žmonės siekia kažkokios laimės ar tobulumo, tačiau iš tikrųjų to nereikia ir to neturi būti. Šis pasaulis mums yra kaip mokykla. Čia mes visi mokomės bei vystomės ir čia kiekvienas žengia savo keliu. Mes žinome, kad mokykloje gali būti labai sunkių dienų bei sunkių užduočių, tačiau tai yra mokykla. Ir tie iššūkiai nėra labai rimti. Mes pabaigiame tą mokyklą ir paliekame ją su džiaugsmu. Ir nepamirškite, jog kaip kiekvienoje mokykloje yra ir žaidimų aikštelė, taip ir jūsų gyvenime yra tokia aikštelė. Todėl būtinai suraskite džiaugsmą savo gyvenime, nes gyvenimas iš tikrųjų neturi būti labai rimtas. Kiekviena mūsų diena yra prasminga. Kiekvieną dieną mes įvykdome dalį savo tikslo ir pas mus visus yra kažkoks galutinis tikslas. Tačiau kartais visas tikslas yra tiesiog būti šiame pasaulyje.
Iš tikrųjų, nereikia nuolat kažką daryti, kartais reikia tiesiog būti. Tiesiog buvimas tau leidžia pilnai išsiskleisti ir savo veiksmais ir siekiais tu niekaip netrukdai savo vidiniams procesams. Taigi, jeigu mes patys savo netrukdysime, mūsų gyvenime išsivystys tas grožis, kuris paveiks ir mus pačius, ir esančius aplink mus. Ir taip pat jūsų siela, jūsų intuicija yra jūsų pusėje ir visada nori jums padėti. Todėl tam, kad išgirstumėte savo intuicijos balsą bei išmintį, reikia pasiekti ramybę savo viduje. Tavo siela tikrai labai gerai tave pažįsta ir tavo siela tikrai žino, ką reikia daryti. Viskas yra prasminga ir nėra jokio reikalo skubėti. Viskas, ką reikia padaryti gyvenime, tai pasiekti vidinę tylą, kad būtų galima išgirsti savo vidinį balsą.